4 fakultetai, 21 studijų programa. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – tavo sėkmingos karjeros pradžia. Kolegija – didžiausia technologinės pakraipos kolegija Lietuvoje. Baigęs ją, studentas gauna aukštojo mokslo diplomą, įgyja profesinio bakalauro laipsnį ir reikalingą bei paklausę specialybę. Kolegija jau pelnė pasitikėjimą, nes studijos čia orientuotos į praktinį mokslo žinių taikymą. Realybė tokia. Technologijų studijų programas baigę specialistai buvo, yra ir visada bus reikalingi. Įsitikinusi, kad visi būsimieji mūsų studentai pasirinkę studijas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje tikrai neapsiriks. Technologinių studijų programos tai yra tos programos, kurios didins Lietuvos konkurencingumą, sudarys sąlygas studentų karjerai. Ir mes tikrai neįsivaizduojame, kad be inžinierių, be statybininkų, be mechanikų, be technologų galėtų vystytis Lietuvos ūkis. Technikos fakultete galima pasirinkti net 8 studijų programas, veikia modernios laboratorijos. Štai programinio valdymo staklių laboratorijoje studentai tvirtina teorinės žinias ir formuoja praktinius įgūdžius, nes šiuolaikiniai moderniai gamybai ypač reikia kvalifikuotų inžinierių. Čia visuomet įdomu, nes programinio valdymo staklis tai nauja, moderni technika. Elektronikos laboratorijoje tampa aišku, koks vyras, kuris neišmano elektronikos, o jei išmano tokią, su kuria dirbama čia, lygių jam nėra. Čia pildosi automobilių mylėtojų svajonės. Įtemptą darbą auditorijose pakeičia malonumas. Tai Toyota mokymo centras, kuriame studentai turi galimybę susipažinti su naujausiomis automobilių transporto technologijomis. Lexus simuliatorius, Toyota ir Volvo variklių stendai. Darbas čia niekada neprailgsta. Pačiame sostinės centre, Tauro gatvėje, stūkso seni ir įspūdingi Petro Vileišio geležinkelio transporto fakulteto rūmai. Čia ugdomi geležinkelių transporto specialistai. Sakote, geležinkeliai nepatrauklu? Klystate. Šiandien geležinkeliai viena svarbiausių transporto šakų, o Lietuvos geležinkeliams, integruojantis į bendrą ES geležinkelių tinklą ir Europos transporto paslaugų rinką, šalies geležinkeliams kaip oras reikalingi specialistai, kurių kvalifikacija leistų eksploatuoti, prižiūrėti ir remontuoti europinius standartus atitinkančią įrangą, valdyti naujo tipo riedmenis, traukinių eismą, plačiai taikyti informacinės sistemas, aptarnaujant naujos kartos logistikos centrus. Statybos fakultete rengiami specialistai, kurių profesijas galima pavadinti amžinomis. Baigę studijas statybos, statinių inžinerinių sistemų, šilumos energetikos, geodezijos ir kadastro specialistai gauna aukštojo kolegijinio mokslo diplomą ir įgyja inžinieriaus kvalifikaciją. Jie gali dirbti įvairiose įmonėse arba sukurti savo verslą. Mokydamasis mokykloje niekada negalvojau, kad gali būti įdomu, bet įstojęs čia, supratau, kad tai yra ne tik, kad labai įdomu, bet taip pat yra ir tai, ką norėsiu visą gyvenimą daryti. Kolegijoje savo gyvenimo kelią gali atrasti ir meniškos prigimties žmonės. Dizaino fakultetas ir 4 čia siūlomos studijų programos kiekvienais metais sulaukia didžiulio abiturientų susidomėjimo. Čia galima pasirinkti interjero dizaino studijas arba gilintis į grafinio dizaino subtilybes. Neabejingi fotografijos menui, kolegijoje gali rinktis fotografijos technologo specialybę. Judančių vaizdų šalininkai neapsirinks pasirinkę
interaktyviojo dizaino studija. Čia mokomasi kurti animacijos filmus, reklamą, muzikinius klipus, trumpus vaidybinius filmus, dokumentinius filmus, vizualizacijas, interaktyvius projektus. Keturi fakultetai, 21 studijų programa. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – tavo sėkmingos karjeros pradžia.